Baigėsi vasara. Spėjote ją pasidžiaugti? Tikiu, laukiate ralio. Laukiame ir mes. O ilsintis keliaujame per Lietuvą. Ir kai tik yra galimybė, susitinkame su ralistais. Šįkart supažindinsime su mini ralio lenktynininkė Virginija. Tai esu Virginija Kedžiutė. Esu ralistė, sportininkė, bėgikė ir šiaip ekstremalė. Kas sudomino Virginiją automobilių sportu, kas skatina ir kas draudžia važiuoti į lenktynes. Augau tokioje aplinkoje, kad draugai nusivedė į vienas varžybas ir žiūriu aš tas varžybas ir sakau, vieną dieną aš ten būsiu. Jie sako, kad čia juokauji, tikrai ne. Sakau, pamatysit. Ir po kelių mėnesių užsiregistravau varžybą, sudalyvavau slalome ir taip gavos, kad po truputį ir atsidūriau ralyje. Mama visą laiką, kai aš važiuoju į ralį, sako, tu neužsimušk. Tai mano pirmieji raliai buvo taip, kad aš net nesakydavau, kad važiuoju. Mano pirmieji slalomai būdavo ir kad aš važiuodavau. Tai net yra buvę taip, kad atimdavo iš mane šalmą ir sakydavau, tu nevažiuoji. Bet aš vis tiek pasimdavau tą šalmą, lipdavau pro balkonus, pro langus ir aš vis tiek važiuodavau, eidavau ir savo darydavau. Tai jinai jau mane žino, kad aš esu jau tokia, kad visgi aš padarysiu, aš nueisiu, kad ir kas atsitiks, bet aš vis tiek. Nes per savo karjerą turėjau ir stogą vieną slalomo metu. Buvau apsivertusi, tai mano mama pamatė, kad tas stogas yra, kokia ta mašina ir sako, ar to viskas gerai. Sakau, jo, viskas ir sakau, po kelių mėnesių atsistosiu ir vėl važiuosiu. Taip ir buvo. Po kelių mėnesių vėl kita mašina ir vėl aš startavau ir vėl važiavau. Taip. 8 metus lenktyniaudama, Virginija išbandė tiek vyrų, tiek moterų kompaniją savo ekipaže. Ką jie apie tai galvoja, pati ir pasakys. Kiek esi pakeitusi šturmanų savo? Jeigu taip per karjerą, tai 4. Tai praeitą sezoną važiavau visą su Laurita. Tai gan gerai sekės, bet taip susidėliojo aplinkybės, kai jinai išskrido į Daniją. Tai šį sezoną mes važiuojam su Ingrida. Tai pakol kas viskas gerai. Per tą sezoną tik tais 2 kartus jinai negalėjo, nes jinai fotografavo, yra fotografė. Ir ateinantį su raliu važiuosim vėl kartu su ją. Kodėl lengviau yra su mergina važiuoti pačiai? Teko važiuoti ir su vaikinu, ne vienas varžybas, tai sunku labai sukomunikuoti su jais. Būna taip, kad atrodo ir aš jų nebegirdžiu, ir manęs nebegirdi, ir gaunas, kad kartais ir susipykstam tam ekipažę, bet vis tiek tu ekipažas esi bendrai, kartu turi komunikuoti. Tai būna, kad išvažiuojam į vieną dopą, atrodo jau ir susitaikėm. Tai taip ir komunikuojam. Bet nežinau, merginos gal atsakingesnės, labiau vertina tą visą darbą. Ir kai tu važiuoji komandoje su panele, tai atrodo toks susidirbimas. Toks kaip atrodo, vyras važiuoja su vyru, jie ten susidirba savo, o aš susidirbu su mergina, mes mergino ekipažas, vienintelis ir važiuojam. Ralis yra ne tik sudėtingas, bet ir smagus, ko tik nenutinka greičio ruožuose. Koks smagiausias įvykis per tavo 8 metus? Tai, kad priešais buvo šikanas, o aš neišgirdau, kad šturmanė šaukė ten šikanas. Ir kaip tik, Kražiuose buvo šitas incidentas, o mes ten parvarom, žiūriu ant spidako, 160 ir aš nematau jo. Ir stovi teisėjas, irgi toks visas atsipūtęs, viskas čia gerai. Ir aš taip skersa prie jo sustoju. Jisai toks rodo. Tikriausiai nieko nebesuprato, kas aplink įvyko. Aš irgi visai nusibraukiau prakaitą, man jau čia šturmanė sako, važiuok. O aš galvoju, ką dabar čia daryti, mašina nebeįsijungia, tą pavarą, atrodo, jung, bet viskas gerai, išvažiavom ir toks incidentas, tai man buvo, wow, tikrai emocijų toks pliūpsnis. Ir kaip tik tam pačiam greičio ruože, nedavažiavom iki finišo. Tai finišą matėm, gal grinai 20 metrų buvo, žiūrim finišas ir mašina sako, viskas, mes jūsų nebevežam. Ir gavos tai viskas. Ir šturmanė sako, aš laikau, kad viskas okei. Ir sako, man taip kaupėsi ašaros. Ir sakau, tu patikėk, aš turėjau lankstyti trikampį. Ir sakau, man taip, ant širdies buvo, nemalonu. Bet sakau, čia yra ralis, nepakeisi, mechanika. Sakau, mes esam gyvas, tai yra svarbiausia. Merginų ekipažas tiki talismanais. Jį turi ir automobilyje. Tai čia yra mūsų rėmėjų talismanas. Forsumus padarė mums. Tai tokį kaip
žvaigždė, kad, sako, visą laiką mus lydėtų ir kryžiukas, kad, na, visokių nelaimių nebūtų ir visa kita. Ir padarė būtent, kad mes esam lietuvių ekipažas, tai geltona, žalia, raudona. Ir ant pabaigos yra širdutė, nes tai yra meilės simbolis, tai labai mums patiko šitą idėją ir mes labai dėkingi Fursumus. Virginija beje tik ir skaičių magija, o paslapčių automobilio sporte neturi. Ramiai ir pasitikinčiai save vadina kieta pana ir dalyjasi patirtimi bei patarimais su naujokais. Kadangi buvo taip, kad aš rugsėjo 6 gimas, tai ir gaunas, kad 6996 ir visą laiką kažkaip tas skaičius. Ir gaunas, kad aš gimas 1993, 0906 ir visi devintukai, visi šešetukai ir vis taip pat ir gaunas. Tokia magija jų. Tai ir vis galvoju, vat norėčiau 69 numeriuko. Nu ir vis tai va dar neina, ne ir viskas. Tai va. Ar turi kažkokių tai paslapčių susirašant kelio knygą? Paslapčių manyčiau, kad ne, nėra. Mes netgi esam užsirašysios ant savo knygos, tai kietas panas. O paslapčių tai ne, pas mūsų nėra. Mes netgi kartais yra tokių ekipažų, kurie net nespėja susirašyti stenogramos, tai mielai dalinamės, sakom, kad aklai nepasitikėkit, nes vis tiek čia yra mūsų susirašymas, taigi. Tai būna, kad ateina, pasitikslina, pasižiūri, tai mes mielai, nežinau, esam tokias draugiškos, mielai dalinamės, mielai padedam, mielai konsultuojam, būna ir taip, kad pasikonsultuot ateina, tai nauji ypač ekipažai irgi, tai mes esam tokias draugiškos panikės, tai va ir varom, dėl to ir surašysias kietas fanas. Matydama ralyje Virginiją, galvodavau, kokia jį gyvenime. Man ralis nėra ramybė, o štai lenktynininkė ypač rami. Nežinau, stengiuosi būti visą laiką tokia rami, nes mane irgi sako, tu tokia rami prieš tą startą, tu net nesijaudini, o ten kitas matau ir stovi, ir ten nervuojas, ir kažkaip ir vaikšta. Aš nežinau, tai bus kaip bus, tai žinai, technika toks dalykas, arba važiuoja, arba ne. Tai nepasakysi, kad tai vis tiek, kaip ir sako, turi būti tarp vairo ir sėdynės atitinkamas dalykas, tai vis tiek greičiau tai nieks tavęs nestums ir neveš. Tai jau čia turi būti ir savęs toksai. Tai jie daugiau ką čia, nusiramini ir važiuoja ir viskas. Virginija siūlo svajoti, atvažiuoti pažiūrėti ralio ir patiems pabandyti. Manyčiau, kad bandyti, stengtis ir jeigu turit savo svajonę, tai ją ir įgyvendinti. Nes būtent taip man ir buvo, kad aš svajojau ir savo tikslą įgyvendinau. Tai aš manyčiau, kad tai ir būtų stipriausias palinkėjimas, kad bandyti, atvažiuoti ir išbandyti save. Lenktynininkė mane sužavėjo ne veltui. Jos moteriškos ambicijos ir emocijos tokios tikros. Linkiu, kad ir kur bedalyvautų, jai sektųsi. Ir šturmanės išbandymai nuteiktų smagiai. Tai yra buvę bairis prieš startą. Šturmanė sako, aš noriu, sako, Tulika, sakau, ką dabar padaryti, sakau, varyk davai tą kėdę, sakau, maišunis, sakau, ką jau čia. Sako, ne, sako, aš pajuokavau, sako, čia taip, sako, save tiesiog nuraminti, žinai. O aš ten tiesiog galvoju, dabar tu čia man privarysi tą kėdę, galvoju, kaip man dabar startuoti. Galvoju, nieko tokio, tas akis pabus biškai pagriaus ir nieko tokio, sakau, jungsiu ventiliatorių ir prapūs. Artėja ruduo, su juo ir kiti raliai bei pašnekovai. Įdomu, o ką jūs norėtumėte matyti kitoje mūsų laidoje?